jo ar žmona, ta prasme, ar jau mergina, jeigu vaikinas mergina, ar mergina padeda jam pasiekti tikslus, ar ne, ir jeigu turi žmoną, arba padeda jam ar ne. Kokie yra jo vyrų kaip rinkai vertėjai, tarkim, ne. Skraidžiau po pasaulį, daug buvau Amerikoje, gyvenau, Didžioji Britanijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje ir mačiau, ką ten galima motorsiklį, plus man klientai skambina iš viso pasaulio ir jie pasako savo istorijas. Vakar Britas skambino, Airis skambino iš Airijos 50 metų, išnekėjom visą temą, kokios moterys, kaip kas. Skambino, žinai, iš Italijos, išnekė irgi visą temą. Tai čia ne tik mano, bet čia yra ir mane supančių vyrų visą patirtis, ką aš čia šneku, kaip čia ir su moteriam. Tai yra jau vertėjai didesnė, nei ką vienišų vyrų čia. Iš karto, nes jis, turi, žinai, su savim žmoną, turi su savimi, žinai, moterį šalia. Tai vadinasi, žinai, turi resursų, paprastai tariant, turi resursą. Čia yra žmona, tai yra resursas, tai yra energija, žinai, tavo ir kad tu būseną turėtum. Jis turi resursą vadinamą, tai dėl to tai atrodo. Kuo daugiau pats resursų turi aplink save, tuo tau didesnė vertė yra. Bet realiai už kadrų žiūrint, Lietuvoje labai daug kaip yra. Tai čia apie Lietuvoje apie 5 ar 10%, net mažiau, tu gali gauti moterį be problemų, kuri neturi problemų, su kuriais gerai santykiai. Taip ir yra, kad, žodžiu, čia Lietuvoje tu 80-90% gausi su problemom moteriai. Ir tau jinai kals per būseną, tau jinai, žinai, knis protą, žinai, tau jinai trukdys dirbti, žinai, pasakau savo mąstymą, kaip uždirbti pinigus, kai jinai nežino, jinai nesuvokia verslų, bet tau sakys patarimus. Jeigu tu būsi beta, tai tu imsi iš jos patarimus, bet kad tu gali drabužius nuo jos nuimti, tai nereiškia, kad tu gali patarimus imti iš jos. Tai būna klausų vyrai ir čia, žinai, prasme ir matosi, žinai, būna prastoj būsenai. Prastai jaučiasi, ten žmona įda juo, žinai, bet tipo žmona, bet vis tiek jam gerai, žinai. Tai va, matai, išorinis paveikslas gerai, turi žmoną, bet viduj jis blogai būsenai, nes ta žmona trukdo jam, žinai, trukdo. Kiša savo mąstymą, neklauso jau, negerbė. Pagrindinis dalykas yra, turi gerbti vyrą. Jinai negerbė, turi platų žandikaulį. Tai jinai, tarp prasme, turi pavyzdį, kad mama vedė santykius, jos motina. Tai jinai irgi galvo, kad jinai turi dar santykius. Tai ten suėda tokius vyrus, nuo tokių reikia bėgti. Jeigu paimsi pačiai santykiai ir moterį su problemom, žinai, tai jinai turėsi toliau problemų. Blogas pasirinkimas, vadinasi, turi pasimoterį be problemų. Jeigu pradžioje jau ir problemų, bus ir toliau problemų. Tai va, čia priklauso nuo tas, kokiai tu pats esi būsena. Ar tu esi, jeigu tu esi mokinys, studentas, tu tik pretenduosi į mokinę studentę, žinai. Nes tu toj būsenas, jeigu tu esi verslininkas, ne, tai tu pretenduosi ir irgi į moterį iš verslo šeimos, bet tas tave turi ir būti mašina, resursai, viskas, žinai, kaip priklauso. Tai va ir kalbinimų technikos. Tu, jeigu bendrausi logiškai kaip vyras su vyru, tu jos nepakabinsi. Tu turi, čia yra gyvūnas jinai. Jinai ir kai gyvūnas, meti technikų, jinai reaguoja kai gyvūnas ir jinai įsisirbė tave. Mes čia puruojamės pasąmoniškai, nelogiškai. Čia visi vaikus daro pasąmoniškai. Pranti. Čia su ta emocija, žinai, pagauna, patinka instinktai čia. Mes mylimės ir instinktyviai. Tai va, vyrai, ten, kur yra visi patrauklus vyras produktai, Liepos 17 dieną produktų kaina pakils 3 kartus. Ir dabar yra pati geriausia galimybė įsigyti tuos produktus. Reikia užeiti į svetainę, patrauklus vyras LT. Patrauklus vyras LT. Kaip šiandien padarė vienas žmogus, tai jisai man parašė laišką, mes susiskambinom. Nusipirko produktus, kurių jisai nebuvo pirkęs. Jisai juos nusipirko ir mes pakalbėjom. Ta prasme, jam buvo malonu pasiskambinti, man labai buvo malonu ir pakalbėti, išgirsti jo balsą. Tai, žodžiu, nelaukit, nes čia yra rimta investicija. Čia yra įrodyta ir sufilmuota slaptais vaizdų įrašais. Ir visai informacija, kaip iš tikrųjų čia viskas vyksta Lietuvoje. Ir kaip čia tas moteris reiks. Čia ne
pasakos, kur ten Delfi, Lietuvos rytas šūdportaliai rašo, ar ten kažkokie kiti autoriai. Čia yra iš tikrųjų praktikos surinktos informacijos, tai kas iš tikrųjų veikia. Tai spauskit į krepšelį, eik į produktai, išsirink produktus, kurių neturi, surašyk man pašte, aš neturiu tų produktų, parašyk apačioje kainą ir, žinai, aš norėčiau juos įsigyti, susisiek ir įsigyk. Čia bus pati geriausia tavo investicija. Ate.